Mes esame Kenijoje, esame Masajų žemėse, esame Lenkise, netoli yra Kilimandžaro kalnas, dar tolėliau truputėlį jau matoma Tanzanija. Ir šitoj vietoj vienas yra geras mano bičiulis, tėvas Pedro, jis yra Guadalupe tėvas. Mes kartu su juo mokėmės Nairobije teologiją. Tai čia yra parapija, yra ligoninė, yra moterų vienuolių, kurios turi savo mokyklą. Ir šita parapija turi 19 taip vadinamų vietų arba stotelių, kuriuose yra arba kaimelis, arba bendruomenė, kurie priklauso šitai parapijai. Tai, kiek žinau, man atrodo, 15 ar 14 iš tų parapijų turi vietas, kur žmonės gali susirinkti ir melstis, tai arba kokios koplytėlės, arba didesnės bažnytėlės, o 4 ar 5 iš jų neturi nieko. Ten žmonės renkasi tiesiog po medžiais, kur nors kieme meldžiasi. Tai kai geras oras, vat ir dabar aš sėdžiu, kalbuosi, tai labai faina sėdėti ir mes atrodo mielai meldžiamės lauke, kai būna stovykla ar kokias rekolekcijas turime. Bet kai lietus lyja, vėjas pučia, dulkių daug, tai iš tiesų turėti maldos namus yra didelis troškimas čia žmonių. Tai kai prieš vykstant į šią misiją aš kalbėjausi su Pedro, tai jisai sakė, kad būtų šita galimybė tikrai kažkaip ir finansuoti, ir prisidėti prie statybų būtent vienos iš bažnyčių. Ir jisai pasakė, kad tai yra vieta, kuri tokia šventosios dvasios pavadinimą turi. Ir mums šita idėja labai patiko. Ir būtent visa Magis misija yra skirta šitam projektui. Aišku, atvažiavę čia mes surandam ir kitų veiklų ir einam į mokyklą, vedam mokiniams rekolekcijas ar lankome žmonės, kuriuos jau pažįstam ir kitas veiklas darom. Bet man atrodo, šita misija būtent šitų metų yra skirta pastatyti šventosios dvasios bažnyčią. I am a bit, how to say, shy, but I hope with the blessing of God everything will be okay.
and we will have a nice Sunday Mass and celebration of the Eucharist. Takuana. They say Takuana is a greeting. Takuana, you say Ipo. Grįžtu į Lenkisemą su labai dideliu džiaugsmu, pirmiausia. Tikriausiai pirmas tas džiaugsmo pajutimas buvo tada, kada mus pasveikino Lenkisem parapija. Mes atsistojom prieš visą parapiją ir vėl prisistatėm. Ir tas džiaugsmas buvo matyti veidus, jau matytus, jau pažintus ir nušvitusius, kad tikrai matosi laukia, labai laukia. Girdėti iš Pedro pasakymą, kad ta parapija, tas parapijos stotelė, emisera, kur mes statom bažnyčią, jie tokie pilni džiaugsmo, kad net iki ašarų jie yra laimingi. Toks iš karto ateina toks prasmės jausmas.
Oi. Nossa. Nori palaikyti. O atvykus link į Semą, nu, man tai čia rojus žemė iš dalies. Nors nėra elektros, nėra Wi-Fi'us, nėra... Nu, nelabai yra vandens, reikia atsinešti visą iš gręžinio kiekvieną kartą. Nu, ne kiekvieną kartą, porą kartų į savaitę. Ir nusifrausti yra sunku, tikrai sunku. Bet, nežinau, toksai atrodo šiek tiek grįžti į vaikystę, kur nemažai laiko praleidi kaime. Ir irgi tave sakė, kada nusimaudai, kada nenusimaudai, kada išsivalaidantis, kada neišsivalaidantis. Bet nežinau, man čia yra labai gražu. Ir žmonės jau yra labai malonus visų pirma. O visų antra yra labai svetingi, nes tik atvažiavam. Tai pačią pirmą dieną aplankėm atvažiavę link į Semą, pačią pirmą dieną po mišių aplankėm ne du svečius iš karto. Tai buvo toks, nes taip pagalvojau, kad aš gal net nelabai buvęs daugiau negu 2 ar 3 kartus per visus metus svečiuose Lietuvoje. Ir čia tatinė, vienas pakviečia, kitas pakviečia, trečias pakviečia. Nežinau, labai smagiai jautiesi ir jautiesi labai laukiamas. Aš kai jau ruošiausi kelioniai, tai kažkaip Afriką įsivaizdavau, kad jinai labai toli ir taip labai gal nesitikėjau, kad mus taip žmonės šiltai priims. Kažkaip vos atvažiavus, žmonės tiesiog išskėstom rankom ir laimindami ir spausdami ranką, taip kažkaip priėmė visiškai kaip savus. Ir kažkaip net toj pačioj Lietuvoje, turbūt mes tokių skirtingų atrodo žmonių, taip manau šiltai nepriimtumėm. Mūsų kultūrai tai nėra įprasta. Ir tai iš tikrųjų nustebino ir labai palietė. Tie patys vaikai čia, kadangi tenka vest pamokas ir su jais žaisti, jų akys atrodo vis didėja. Tu kuo daugiau šneki, jie tuo labiau tavęs klauso ir jiem taip įdomu atrodo kartu, ką tu pasakysi, ir jų širdis tokia didelė, kad jie taip atvirai tai visą priima ir taip
noriai kartoja, ką tu darai, įsijungia į tas veiklas, kad net atrodo kartais per daug įsijungia į tas veiklas, kas labai sunkiai suvokiama atvažiavus iš visai kitokio krašto. And for example, this is a robot I built in a few hours, but in my school I also built and I program bigger robots that are like this big, and that then in an hour the dishes are clean, or to wash clothes. So robots are a thing that can help people to do things that are boring. Iš tiesų tas pats parodymas toks buvo, aš planavau jį neštis ir rodyti, bet tas išėjo šiek tiek spontaniškai, nes kaip visą laiką atrodo būna, kai su robotu kažką darai, tai kažkas ten nesuveikia ar kažko pilnai nepasiruošiau, bet tikrai vaikams visiems paliko labai didelį įspūdį, nes tikrai jiems nebuvo kažko tokio matę. Ir taip pat, kai po to dar vyresnių mokinių klasėje apie jį kalbėjau ir rodžiau, tikrai net kartais buvo sunku, kaip man galbūt kažką paaiškinti, nes tiesiog tiek daug yra, atrodo, dalykų, kurie reikalingi tam suprasti, kurių galbūt jie irgi neturi ir nežino. Tai ir kai po to girdėjau iš kitų, kad minėjo apie tos robotus, kaip jiems patiko, kaip įsiminė. Write you here. You can write me.
Atvažiavus tokia, man atrodo, urtė išsigandus visai. Tikrai visai, labai neaišku buvo, kas čia bus. Ir taip atrodo toli viskas, ir taip svetima, ir, tikrai buvo ir baimių. Aišku, ir labai labai laukiau, labai nekantrau kažkaip atvažiuoti. Bet taip, buvo baimės kažkokios tokios. Bet kažkaip jaučiu, kad čia nais, tikrai, dabar viskas atrodo savo, kažkaip net keista net stebina mažiau dalykai, pamiršti stebėtis, nes viskas taip sava. Ir jaučiu, kad irgi labai gal čia būdama keičiuosi, kažkaip laisvėjau gal, nes ypač atvažiavus pradžioj labai reikėjo išmokti, nes visi žmonės labai laisvai bendrauja, labai laisvai prieina, sveikinasi. Tai ir man labai reikėjo kažkaip išeiti iš to susikaustimo tokio lietuviško ar šiaip tiesiog asmeninio. Ir irgi nebijot prieit, nebijot džiaugtis, nebijot kažkaip šypsotis, juoktis kartu su tais žmonėm. Tai manau, kad išvažiuos urtė ir jau dabar ruošiasi išvažiuoti po truputį, tikrai labai išlaisvėjus ir kažkiek, tikrai patobulėjus kažkaip tokiam gal norė bendrauti su kitais, kažkaip atvirume gal. Ja. Pirmos lankytojos mūsų bažnyčioje. Pirmos lankytojos. On this area, we have 77 people live here. And the ceremony we have on Sunday, we have some neighbors coming here from parish, from the other side, Ngoyangalani. So the people become many people. Here, we have the mass here. We are using under the tree there. Yes. Somewhere inside it. Here? Here. Yes. Yeah, that was the church. This one is the church. Yes. And do you think people will like this church? Very, 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 very happy to get a church. Yes. On Sunday we will see. Wow. We are happy because if the rain come, they just rain for us to sit under the tree, and now we get a house of God.
bėga dienos, tai atrodo, kad mes jau ilgiau negu beveik čia 3 savaitės. Bet atrodo, kad daug ilgiau buvom. Bet šiaip pačios dienos labai greitai eina, nes mes turim tiek daug veiklos. Ir aplankom ir mokyklas, ir tada čia atvažiuojam vis prie koplytėlės pažiūrėti, kaip darbai vyksta. Dabar padėjom dažyti. Tai taip, iš tiesų greitai labai laikas bėga. Aš šiek tiek kitaip įsivaizdavau Afriką. Na, žinau, kad Afrikoje labai daug yra skurdžių šalių, bet kas mane vėlgi nustebino, tai yra būtent žmonės ir aplinka, kurioje gyvena. Labiausiai tai turbūt įsiminė mūsų apsilankymai čia netoli koplyčios esančiai prieš mokyklėliai. Kad tiesiog kiek mes džiaugsmo suteikėm, kadangi darėm plakatus jiem, abėcėlės, skaičių, nes jie neturėjo iš ko mokintis ir kiek jiem džiaugsmo tai suteikė. Irgi buvom tam pasiruošę visokių šokių ir dainų. Ir kai jau antrą kartą atvažiavom čia, vaikai išgirdo mašinos garsą ir pradėjo dainuoti dainelę, kurią išmokinom. Ir šiaip tiesiog, kad jie moka, ne tai kad moka, bet jie džiaugiasi labai paprastų dalykų. Tai vienas iš tokių, kas įsiminė, tai mes buvom paruošę tokias dovanėlės, pieštukus ir juos padalinom kiekvienam vaikui. Ir jie buvo šitaip įsikibę į tą pieštuką ir nenorėjo paleisti, kol mokytojas neatėjo ir nepasakė jam, kad susidėkite kuprinės. Tai irgi toks, atrodo, labai paprastas dalykas, kad gauni pieštuką, paprastą dar. Ir taip džiaugtis dėl jo. And who else knows better than a Maasai people who is a good shepherd? Every one of you at once in life maybe were some shepherds. You were... Maria.
So, nejara, amai warna dua raga-raga. Ember sudah bodoh. Wale zawadi au jina na shipa, Mary Mopianzo na shipa zawadi. Wote kuja mbele kupatiwa zawadi na Monica Sipilit. Yokupas kuja kukupatia zawadi na Mary Katau. Aidila kuja kupatiwa zawadi na Anne Bute. Yokupas nene. Itu orang tua ni lama-lama. Itu dulu itu baju kau kita lama merah ni. Engkau gini, kamu di situ. Engkau gini. David. Jackson Owen. Rudi gini. Kau rada na zawadi. Karibu sawa. Asik. Šventosios dvasios bažnyčios atidarymo. Oh, sawa. Važiuojame didelis keliais. Esame sotūs, laimingi. Truputį pavargę po ilgų kalbų, bet labai laimingi. Pagaliau pabaigėm bažnyčią, sekmadienį buvo šventė ir tikrai labai daug džiaugsmo patyrėm. Tai netgi važiuojant atgal jau po šventės, toks buvo labai gražus jausmas, išpildytas troškimas padovanoti tą bažnyčią arba kad jinai atsirastų ir jinai atsiradusi išties labai džiugina žmonės ir mus, Magės misijos dalyvius. Tai man atrodo, tas pabaigimas man labiausiai patiko. Dievo ženklas, kad mes pavadinom šitą koplyčią Šventosios dvasios vardu. Mums davė pasirinkti, kokį pavadinimą norim
ar Švento Luko, ar Šventosios dvasios. Ir tada vis prisiminėm, kad būtent per sekmines rinkom aukas Ksavero bažnyčiai ir surinkom tikrai labai daug ir vat būtent sekminių dieną surinkti pinigai keliavo Šventosios dvasios vardu pavadintai, dedikuotai Šventajai dvasiai koplyčiai. Tai toksai atrodo sutapimas, labai gražus sutapimas, bet kartu aš manau tai Dievo toksai ženklas ir Pati misija ir visas šitas laikas, tad beveik mėnesį praleistas čia Kenijoje, Masajų žemėje, yra perėjimas nuo medžio, nes Afrikoje medis, tarsi yra vieta, kur tu susirenki. Čia, jeigu nėra kaime mokyklos, tai mokykla yra po medžiu. Jeigu yra vieta susirinkti kažkur, tai žmonės susirinks po medžiu. Ir Emeserui, tame kaimelyje, kur mes pastatome bažnyčią, taip pat nebuvo jos ir žmonės meldėsi po medžiu. Tai paskutinį sekmadienį, kai mes jau atidarėm tą bažnytėlę, tai iš tiesų buvo perėjimas nuo medžio prie tam tikro pastato, Dievo namų.